Kaip mes tvarkysim laidus, aš dar nesu suplanavęs, bet dabar viskas puikiai atrodo. Dabar turim, tarkim, jeigu atsimenat šitą setupą iš antrosios dalies, čia beje trečia dalis, pažiūrėkite tą laidą. Pažiūrėkite šitą laidą įsikišusi, čia ant tiek žopą. Vien žodžiu, jeigu atsimenat šitą poziciją, nes čia jau trečia dalis, šauktuos YouTube, nueikit pažiūrėkit pirmasis dvi. Šitą tikriausiai labiausiai tokia nuobodi turėtų būti. Aš net galvojau, kad nahui, tipo, nereikia daryti šitos video, bet tuo pačiu ir tingėjau kažką daryti su Ryzenu šiandien labai gamint, mes jau atgaminom, jisai atsipirko, jeigu norit greitos išvados. Tikrai, buldas nerealus, procesas nerealus. Šiam baisus užupdėtų, nu jeigu vakar nematyt problemų, kokių man buvo nesąmonių, tai aš beveik visau buldą norėdamas atnaujinti baisus, tai labiau dėl flashkės, ne dėl pačio proceso. Šiandien viskas smooth praėjo, baiusai visiškai švariai, dabar galėsiu pasižaisti su ramais. Tai buvo šiandien pasirinkimas, arba aš sutvarkau pagaliau laidus, kurių jūs vis dar nelabai matote, yra šitoj vietoj pizdėts. Jeigu aš jums parodysiu. Iš kažkurios, man reiktų flashlight, realiai žibintuvėlį, tiesiog šviesti į tą vietą. Tenai yra dahuja laidų, aš dabar juos paėmęs. Tai jo, tuos laidus susitvarkom, arba mes overclockinam Ryzeną ir aš hypinu ir aš žaidžiu su juo ir taip toliau. Tai mums užteko jau pasilošti, manau, pasismaginom, dabar reikia jau gal sutvarkyti pagaliau, nes jau trečia diena aš tokioj būsenai, va toks mano kompas, jo karkasas po kojom buvo, tik ne vienoje vietoje nėra panelės, netgi apačioje jūs matot, kad turėtų persimatyti paviršius. Nes ten nieko nėra, visos panelės yra čianais, kurias aš pabandysiu paimti, jo, visos panelės mes rinksim, kur kokias dėsim, visos keturios, tu beveik niekad kompė nenuminėsi 4 panelių, dažniausiai maksimum 2 kokias šoninės. Ok, dabar, trumpai tariant, matot šitą laidą, jis žiauriai įsikišęs, mes jį nepadarysim mažiau įsikišusi ir panašiai. Tada šitas laidas irgi įsikišęs, mes bandysim jį mažiau iškišti, nors aš labai sunkiai randu gerą kameros vaizdą, kad jūs matytumėt. Va čia gal matot, kiek ten laidų susipainojat, pažiūrėkit, kaip šviesa praeina tenai, čia challenge'as ranką prakišti kiaurai, kiek čia fucking laidų daug. Ir jie visiškai netvarkyti. Aš realiai 2 dienas taip streaminau, speksai turėjo gėdos. Vienu žodžiu, tai aš realiai nežinau, kaip man kamerą statytis, beveik niekaip normaliai nematysit. Fucking fancy tapkės gopniko. Šiaip esmė, kame esmė, kad iš tiesų mes, jo, jeigu aš galėčiau, vat sakau, palaš langą, biškiai užuoldą patrauksiu, jau turėtų būti geriau. Jau daugiau šviesos. Ir jau visai neblogai gal matysis kažkas. To vaizduškį realiai tik trūda. Aš galiu vaizduškį ahujenai nufilmuoti, jinai gražiai atrodys. Labai fotogeniška vaizduškį. Tai ahujenai atrodo, bet tiesiog tie laidai. Čiu į viršų. Ten laidas. Jo, būtent juos taisysim. Va dabar gera perspektyva. Pažiūrėkit, ką aš nuo jūsų 2 dienas slėpiau. Tiesiog pažiūrėkit, kiek ten laidų. Viskas belia kaip tvarkyta. O vakar dar čia žaidžiausi, nes tenai man SSD buvo miręs, kas, sakau, negirdėjot. Sakau, čia fucking beviltiška, reikia viską tvarkyti, aš negaliu taip naudoti, aš bent jau sakau, turiu kantrybės neoverclockin dar nieko, viskas žiauriai stokini, nes tu čia nėra oro normalaus, tai aš tiesiog sudeginčiau tikriausiai kažką. Jo, dabar jūs gan neblogai matot, jei atsirado fucking šviesa, tai man reiktų kažkur bandyti statyti jūs gal va čia ir jo, jūs visai neblogai matot. Bet čia kaip kankinė, čia challenge'as jums gerbimieji žiūrovai. Žiūrėti į tokį vat bardaką visą kitą. Aš šiaip norėčiau tiesiog pristatyti kiekvieną iš laidų, tipo, kokia jo svarba, gal kai kuriuos net pašalinsim. Šiaip mes jau esame atsiminusavę kalbant laidais. Jau mes neturime, sakau, kadangi mūsų maiblokis mielas draugas yra modulinis, gal aš ant dėžės jums parodysiu, modulinis maiblokis, tai dėl to pas mus jau mes išsirinkom, kuriuos naudosim iš tų laidų. Vien žodžiu, mes jau esame atsirinkę, jau pas mus yra kažkiek progreso. Jau tipo visai pohui, tai tas yra zaibys. Tada ką esu dar atsirinkęs, man atrodo, jo, kai ką mes esam susijungę, ten kažkiek kalbėjom apie hardo ir SSD laidus. Aš dabar nemiegojau porą naktų ir turėjau dilemą moralinę, tai yra va šitas laidas, jeigu pažiūrėsit, va šitas laidas. Matot šitą laidą, kokiais tai problemai yra. Jisai didelis, ilgas, storas, juodas laidas. Jisai jokių principų nėra geras. Aš net nežinau, ar jį pavyktų susuk kažkaip. Jisai žiauriai problema yra. Aš šimtai, jį reiktų slėpti kažkur kiš, nelabai kur tu čia įkiši. Nu tarkim, gal galima jį paslėpti, bet jisai užpisa. Karoči,
Nes garsas tiesiog va tokį kelią nukeliavęs ilgai per visą tau korpusą dažniausiai pasigauna kažkokiu nesąmonių ir man ta kokybė nepatinka. Tai aš galvoju, hebra, nežinau, ar jūs man pritarsit, aš tiesiog nenaudosiu šitos fucking jungties, tiesiog bibidėjau, tiesiog eik tu nach. Tiesiog fuck that shit, ištraukiam ją, viskas dreba, blėt. Jo, tiesiog fuck that, pisnai baisi, jinai fucking baisi. Tai aš jos nenukirpsiu, aš būsiu gan draugiškas, bet aš... Tiesiog, reikia susukti ar kažkas tokio. Bet tai pirmas punktas. Aš apie jį svaršiau, nežinau, nediskutuosiu jau, bet ir man, aš niekad nenaudojau šitų jungčių. Nes jos nėra geros, taip toliau, man jų nereikia. Nors ir kaip kietai tenai, kaip matot, yra išskirtas, taip tas šone garso, tipo dalis, pizdu, man poch. Gerai, tai aš bandau jau įsivaizduoti, kaip, sakau, jis išeina iš kažkur iš vidaus, be abejo, mes jį sutrauksim maksimaliai. Ir šiaip, aš sakau, va tas laidas turmyva, jisai čia. Galima jį susukt, vieną iš taktikų, tiesiog nafik susukt, ir galima čia kažkur va apačioje ir palikti. Žinai, apačioje mes neturėsim nie ventiliacijos, nieko, tu gali ramiai apšė viską slėpt apačioje ir nieks nieko nepamatys, nieks niekam netrukdys į panašiai. Realiai visa šita skiltis apačioje skirta laidam. Ir aš dabar jau galvoju, ką daryti su pirmoju laidu, kuris bus problema. Gerai, tarkim, aš jį padedu iš šoną, aš tiesiog iš korpusą ištraukiu, paliksiu, lyg jo nėra. Nes aš bent jau tvarkau laidus tokiu principu, kad aš juos grupuoju, tai aš dabar bandysiu grupuoti. Gerai, toliau einam. Ką šitas laidas daro? Aš dabar gan neblogą jums radau tipo vietą, jūs gan matot viską. Šitas laidas labai faina tur materialą, iškart pasakysiu, jeigu matot, jis toks kibus kažkoks, labai fainas. Vien žodžiu, jisai yra nuo feno, nuo didelio labai priekinio feno, 100 mm ten stovi, bet 100 mm, nežinau, čia daug. Gerai, tai tas fenas ir aš dabar iškėlęs labai esu tą jungtį. Aš galvoju bent jau. Ir dabar varom toliau, tęsim vaizdą. Aš nežinau, kad jisai pačiam viršui buvo tokio įkirioje vietoje jo. Ir aš bent jau įsivaizduoju, kad tikriausiai geriausia idėja va čia paslėpti. Matot, tiesiog dingsta laidas ir jisai tokio ilgio tampa. Ir tada aš galiu čia įkišti. Jo, šiaip ką mes naudosim, hebra, tai... Ir jeigu matėte ant stalo, realiai, tai šitus dalykus, tai yra zip ties. Aš neatsimenu, kaip jie lietuviškai vadinas, ar rusiškai kažkaip jūs ten vis sakėt. Ištrauksiu dabar keletą jų. Jo, mes šitus dalykus naudosim, taip pat variantas galimai naudoti šitus dalykus, tiesiog plastikinius. Jo, aš nieko mandro neturiu, tipo pasiruošęs, su kuom galėtume laidus tvarkyti. Tai yra, arba tiesiog plastikiniai tokie gabalai, kuriuos gali užsukti, dahuja kartų ir užveršti. Turiminiai dažnai būna korpusai, jie palikti, aš jų neišmetu, nes galiu, žinokit, tikrai kai kuriuose vietose užspaust. Arba tiesiog va šitie bairiai, tai yra būtent zip tiesai, aš nežinau. Galim vieną paaukot vardan, ne, gal geriau neaukosiu aš nieko, bet turiminiai užveršiu ir niekad neatveršiu, tai aš esu pasiruošęs dar. Biški, aišku, tikamai saugumo priemonės imamos, aš tikrai nebėjau, kad nusikirpčiau kažką, nežinau, kas čia tilptų tokį vat skersmenį, bet jo, šitų dalykų mums irgi reikės. Aš jau net planuoju apie pirmą idėją, mes galim šitą laidą susukti. Ir nes mes jo nenaudosim, čia beje priekinis, nuo priekio garsas, aš jo nenaudosiu, tai aš tiesiog dabar sakau įslėp planuoju. Mes galim jį susukti kažkur jau, aš sakau įsivaizduoju. Ir tada šitas yra nuo priekio. Oh my god, kodėl jis toks didelis ir ilgas, what the fuck. Čia kokį kilometrą sukti jausmas. Ne, tą mes nesuksim, tas dalykas keliaus čionais, bet aš jį bent jau porą kartų irgi va taip slėpsiu, suksiu. Va čia kažkur. Ir tada čia bus, čia nuo feno, jisai va čia kažkur eis. Gan gražiai galima net porą kartų, manau, pasukti čionais ir, sakau, tada slėpsim šitoj vietoj. Yeah, babe, ir tada šitą reikia. Blet, kiek man čia ilgio reikia? Bet kaip mane trigina šitas laidas, pažiūrėkite jį. Sakau, what the fuck, kokio jis ilgio? Čia, gnai, priekinio garso, tipo, oh my god. Žinai, suprantu, čia būtų nuo kokio maitblokio, kuris nežino, kad tu esi mažam tipo korpusai, bet čia, gnai, fenas, kuris instaliuotas mažam korpusui, jie supranta, kad tu negali, jie galvoja, kad tu šitą garso jungtį jungsi, blėt, iš fucking už korpuso ribų. Rimtai, šitam korpusai atrodo, kad tu ištrauksi ir pasijungsi garsą kažkur ten. Kam tokio ilgio laidas garso? Čia nuo korpuso laidas, jie žino, kad korpusas turi ribas. Na huja, tu tokio ilgio darai, blėt, tą laidą. Aš jau kažkokias kilpas darau, bandykim to vengti. Dabar reikia, tiesiog sakau, išsortiruoti visus laidus, bandyti sugrupuoti, bent jau aš taip darau.
Gerai, tada čia aš jaučiu, kad čia yra SATA laidas, net nelabai matau, į kur eina šitas, eina į SSD, apatinis eina į hardą. Jo, jie labai susivinioja kažkodėl, dabar aš bandau sugalvoti, ką mes su jais padarysim, tikriausiai irgi užsuksim kilpą nahui, užsuksim čia kilpą, biškį sumažinsim atstumą. Jo, gerai, aš toliau dabar tiesiog bandau kaip koks aklas apčiuopti, kur čia kas eina, kokie čia mūsų komponentai. Šitas laidas atitinkamai bus problema. Tie laidukai, jie labai ilgi. Aš nesuprantu, kodėl. Nu, atitinkamai, sakau, pas mane dabar yra tas biškis sutrikimas. Pirmas buldas dar kartelį mažam korpuse ir man viskas žiauriai iš laidų atžvilgių ilga. Nes aš tiesiog pirmą kartą turiu tvarkyti su tokioj mažoj ertmėj, tokioj mažoj būtent plotyje su laidais. Jie man dėl to visi atrodo ilgi. Šiaip normaliam korpusui tu kaip tik per daug vietos turėsi. Ten tau problema, kurgi dėti, nes turim, tu labai daug kur gali tuos laidus slėpti. Čionais kaip tik reikia atrastas vietas, sugalvoti, fuck that. Ok, aš dar kartelį bandau dabar planuoti kitą problemą. Turim, mes šitoj srity gan įsiaiškinom. Aš atjungsiu SSD laidus, aš juos apvinioju iš tus dalykus. Aš irgi apvinioju, porą kilpų irgi užveršiu, priveršiu prie šito dalyko. Šitus dalykus irgi galima čia veršti, nes aš matau čia daugma dalykų per šitą vietą veršis. Dabar galim planuoti, oh my god, aš pamiršau šitą dalyką ir jūs jo nematėt. Tai yra dvigubas USB 3 laidas. Taip, hebra, gerbėmėjai žiūrovai, tai yra dvigubas laidas, kuris yra USB būtent jungti čia nais. Jinai atrodo jums kaip juodoji skylė, dabar biškį šviesos gavot. Jis yra netgi dvigubas, storas dvigubas laidas. Damn, šitas dalykas didelis. Tai čia dvigubas. Aš skundžiaus dėl vieno tokio, dabar čia du tokie. Tai šitą irgi reiktų problemą išspręsti. Aš sakyčiau, irgi bandyti užlenkti čia nais. Labai daug spaudimo duočiau, bet atrodo kažkaip ne taip, bet jo, tikriausiai mes irgi taip lenksim į apačią. Labai daug spaudimo ant jungties, man tai nelabai patinka, bet man pohui. Tai tik USB jungtis. Blogiausia atveju prarasim priekinės dvi jungtis pohui. Bet aš čia fucking įtempiu tą laidas į linkstą iš visos motinės. Kas gali atsitikti, po blogiausia atveju mirstau priekiniai 2 USB 3, who cares. Pohui va šie. Gerai, ok, tai aš dabar šitą dalyką užlenkt planuoju. Jo, tai va taip ir darysim tikriausiai, hebra. Šitą aš dabar gal net atjungsiu šitą dalyką dabar, nes, oh my god, ten atrodo išlūš viskas. Paleisk, kuru. Nice, turim dvigubą šitą dalyką. Jisai nori per viršų eit, mums to tikrai nereikia. Aš viską per apačią leidžiam. Daug kas per viršų, jo, beje, aš tokiam setup'e dabar ir naudojau kompą 2 dienas, kai streaminu, tu jisai vapšė net neuždarytas buvo. Jo, viską leidžiam per apačią, viską maksimaliai per apačią, nieko nekeliam į viršų. Gaila, šičia nėra uždaryti kokio dalyko. Aš gal net pats įsipjausiu kažką, kad šitą ertmę galėčiau uždaryti. Tada jeigu iš viršaus mes dėsim stiklą, tai čia būtų tiesiog visiškai juoda plokštelė. Keista, kad jie tokio dalyko neprideda. Gerai, tada naudojam tikriausiai vėlgi dvigubos kilpos taktiką. Damn, turime čia viengubą šį, bet fuck that. Gerai, ir tikriausiai kažkur va čia tada aš tą dalyką aš guldau tiesiog, tą dvigubą kilpą. Šitoj vietoj bus tiesiog gumulas kažkoks, pizdėt. Turime visi laidai bus beveik šitoj srity. Dėl to galėsim į vieną būtent gal ir kilpą sudaryti. Ir tada šitas dalykas čia nais eina. Op. Super sexy, super sleek. Netgi su dvigubu laidu. Ką galima būtų vadinti dvigubą kilpą. Mes susitvarkom gan paprastai. Kol kas dar nieks neatsilaikė mūsų kilpų technikai. Šitas dalykas iš vis bus suviniotas nahui. Tada galim, sakau, grupuoti vieną tokią kilpą, kuri būtent ilsėsis apačioj. Aš galiu ją bandyti tenais įtalpinti, dabar tuoj pažiūrėsiu, ar įmanoma. Bet kaip ir sakiau, apačioj nieko nebus, tai aš nežinau, nuo ko aš turėčiau slėptis iš tiesų. Ten net nėra vietos, kur montuoti, tai niuansas vienintelis, jeigu aišku, tu nori čia slėpti, tada jeigu tu turi čia langą. Aš dabar perkeliu ir planuoju, kad turėsim langą viršui. Tai realiai, kaip ir minėjau, šitoj vietoj galim daryti didžiulį tiesiog bardaką dabar. Gerai, tai aš kaip tik dabar tas tvarkau su vienu iš jų. Ir tada šitą vieną, man atrodo, mes suksim. Ir galėsim jau jungti. Irgi taip pat galim pridėti prie to. Šitas dalykas jungsis va taip. Tinkamai. Šitam beveik jau nulaužiau laidą, bet tarkim jūs to nematot, nežinot. Iš tiesų, ką aš darau, tai aš labai tą laidą sukioju. Tai kas nelabai gerai yra. Taip.
Jo, mes dabar turim va tokią, kaip matot, kilbą, kurią aš suveršiu galiausiai ir tai bus visi priekiniai laidai ir jie visi bus iš vieno šūdo, vienam kampe. Ir nepisprotų niekam. Šiaip po normalaus kompo mes kalbėtume apie tokį bairį, kaip viskas eitų už motininės nugaros. Dabar mes turim super mažą korpusą ir čia man grinai kaip dar kartelį aš pabrėšiu yra pirmas kartas. Vėlgi, dar kartelį, kai aš bandau tokius prikolus su mažu korpusu. Man visai neblogai sekas. Tai šitą laidą aš jau pamiršau apsukti vieną kartą, tai man jau problema dabar reikės ištraukti ir apsukti. Atitinkamai, kad aš galėčiau į tada staupyti ilgio, kurio realiai per daug yra. Net pats fucking korpuso gamintojas supranta, kad čia per daug ilgio. Nu, kam tu tai prikolini? Seniai. Va, turim tą kilpą. Dabar aš jau pasiėmiau vieną šitą šūdą, mes viską suveršiu. Kokiom gal 4 ar kokiais 5 tokiais šūdais. O taip. Nice. Pipidėjau. Tinčia nahui. Jo, čia visas priekinė panelė, visa priekinė huinė vieno iš to krūvoj. Bus dabar suveršta žiauriai visam gyvenimui. Be išimčių, be jokių sąlygų. Ok, dabar šitą dalį reikia, jūs kažką matot iš vis, aš nesuprantu. Tai va, turim šitą krūvą, kuri beje labai gan įtempta, bet tuo pačiu ir gan pohuistinė krūva. Tai va, čia pirmas darbas. Jo, tai čia minimaliai tvarkyta problema. Atrodo, jie susilieja į vieną laidą. Tai čia eina sritis, kur pizdėts, bet neis į apačią. Aš bandysiu jums suteikti vaizdo galimybių, nes turime jo, saulė dingsta, apšvietimas dingsta, jau pizdėts. Jo, tai mes šitus 2 laidus sujungiam ir jie, sakau, slepias čia visa krūva, kurią mes slepiam. Ir jo, tai čia kaip ir pirmas punktas, kurį padarėm. Jo, iš viršaus geriausiai matos, kad vat, būtent dahuja laidų, nes aš norėsiu turėti tą vaizdą iš viršaus. Tai va tuos laidus tenai susiknisusius, mums puikiai pavyko priekį paslėpti šitą dalį, kuri va, turėtų jau būti nebe problema, kur aš taip pat dabar turiu apkarpyti tas dalis, jeigu mes jau užfiksavom jas. Tai mes dar paimsim vieną trumpesnį juostelę ir aš čia dabar čia va taip pritvirtinsiu. Tik nenoriu susilenkti. Okay. Jep. Na, čia zaibys turėtų išeiti iš tiesų. Tik tais visus laidus paėmiau. Ar vieną pramisinau. Ne, visi. Ok. Šiaip bus įrodymas bendrai, kiek aš pisaus laidus tvarkyti, man įdomus prisiminimas. Aš tai birštą nusikirpsiu, nahui, galėsim pažvengti. Gerai, tai ką dabar mes tvarkiam, tai priekinę panelę, nes jau žymiai geriau atrodo, 100 kartų, 1000 kartų. Gerai, kas mums dabar liko, tai gal, aišku, be abejo, šitas laidas. Ok, pirmoje vietoje tikriausiai, ką jūs matot, šitą gyvatę, tai ją mes gal sutramdysim, nėra labai didelį problema. Bet aš dabar dėl ko čia šitą pusę atsukau, nes aš prieigą prie maiblokio gaunu, kaip matot, visiškai nestandartiniai pusiai. Jisai mums buvo problema. Ir aš dabar noriu ištraukti vaizduškės laidą, kad galėtume biškį su juo pasižaisti. Tai aš dabar ieškau ištraukimo, kokio mygtuko ar kažko. Jūs gerus garsus girdite tikriausiai. Opa, nice. Tai va, ištraukiau, čia vaizduškės. Gerai, tai dabar, kaip sakau, mes turim šitą laidą. Jis labai fainas, plokščias laidas. Aš jį atjungiau ir mes jį neviniosim per viršų. Gal aš to nedarysiu. Bet mes, kaip aš nusprendžiau, dabar mes imsim, viniosim per apačią, per ventiliatorių vaizduškės. Gan įdomiai. Dabar bandysiu parodyti. Mes viniosim į va čia. Va taip. Taip aš uždengiu ventiliatorių, aš žinau, bet turiu menį, ką jau padarysi. Ir lygtais ten viskas gražiai turėtų pasislėpti viršui, mes ten sutvarkysim. Ir tada aš viniosiu va per šitą dalį. Ir būtent per tą kilpelę, kur mes padarėm, aš grinai prakišiu. Tai čia bus kaip challenge'as, vos neprakišim per kilpelę. Ir turėtų praeiti viskas per apačią
Jo, dar galėsim pritvirtinti per šitą skylutę. Jo, aš jau matau gan perspektyviai. Turime, jo, gali netrodys epiškai, bet iš viršaus gerai atrodys, nes aš gan jau nusprendžiau, turime bus tiesiog va toks užspaudimas ir ją pačiu nuėjimas. Tai aš to patenkintas esu. Dabar aš jums parodys, dėl ko mes čia pisomės, tai yra SATA jungtys, kurias aš bandau irgi dabar ištraukti. Tiesiog geriausia, va, jeigu su kažkuo dirbat, kad išsitraukia tuos dalykus, kad žinotumėte aiškiai. Dabar, jeigu norit, pasakysiu prikolą, kurį aš netyčia padariau netgi, kad viena iš SATA jungčių netyčia įsivėlė vieną iš mūsų kilpų ir aš dabar jos nebegalėsiu ištraukti. Fuck. Netyčia, kaip ir sakiau. Jo, šita SATA jungtis netyčia toj kilpai atsidūrė. Tai dabar aš pabandysiu dar kažkiek ją pajudinti. Nope, jinai jau toj kilpai. Amžinatilsi, tai mes galėsim tada daugiau tik su šita jungtim žaistis ilgąją. Jinai mums pilnai išeina. Tuo tarpu ta jungtis netyčia įsivėlė ir aš jau ją priveržiau, tai jinai bus trumpoji SATA jungtis, galim duoti pravardės. Bet vis tiek kažkiek galėsim jas gal suvienyti, kad nebūtų tokio bardako. Wow, šiaip žinokit, čia nerealiai viskas sueina. Čia nerealiai. Aš dabar galiu beveik imti viską ir prikabinti prie šitos krūvos, kur mes ją čia turim. Nu, turime gal ne super gražiai, turime tom pačių kilpų metodų, bet turime viskas pasislėps po šitą dalim, po šito korpusu. Ir žinokit, neblogai turėtų atrodyti. Turime čia taip iš pradžio atrodė pizdėts, bet dabar viskas taip sueina, kad vos nei viena krūva. Ir kaip tik toj krūvoj, toj vietoj, kur kaip tik yra metalo gabalas, kuris turėtų uždengti viską. Tai mano čia pirmas susidūrimas su mažu korpusu, tai čia man atradimai yra va tokie būtent technikos slėpimo. Paskutiniai štrichai, žiūriu, kur dar čia eina. Turime mes maidblokį turim iš tos pusės, kur aš jums rodau, tai aš dabar maidblokį atjunginėjau daugumoj. Ir plus aš nepajungiau dar poros dalių. Jo, dar porą dalykų mes tikrai turim, reikės juos užbaigti. Tai kas man nelabai patinka, tai kad šitoje apatiniai daly, to aš dabar bandau ištraukti vieną iš... Kodėl tu neišsitrauki? Bam. Gerai. Bet aš nematysiu, kur ten reikia įkišti, po to galiausiai paliavą. Gerai, tai šitą dalyką aš noriu dar susukti kažkaip ir bandyti paslėpti. Jo, kas blogiausia, kad toj daly, kur kalbėjau, va šitoj baltojų daly, va šičia. Čia niekur nėra, kur paslėpti ar priveršti, absoliučiai beveik. Kaip matot, mes prie šonų turim va šičia, va tas dalis, kur galima slėpti laidus. Ir tenais aš jau ją maksimaliai išnaudoju, jeigu pastebėsit, visi laidai paslėpti būtent po tą dalim. Sorry, dabar apsivertimas buvo netikėtas visiems. Va, matot, aš čia viską paslėpiau, einam į viršų, nieko nesimato. Tenais irgi turim, bet per vidurį, tenai nėra nė vienos skylutės, nieko, tiesiog ten realiai... Ką korpusas tau sako, tiesiog guldyk ten laidus ir man pohui. Plus, aš galvoju, gal net išsipjausiu, jeigu rasiu kokią fucking metalo, kokį šitą, nežinau kaip pasakyti. Irgi, tiesiog gabalą, tai irgi užsideng šitą dalį, nes aš manau, jinai nie orus trukdytų, ar ką galėjo pats korpusas sugalvoti šitą bairį, kad užsideng šitą dalį, nes tenais nieko nėra. Galėsim padaryti kokį DIY video. Kaip aš pjaustau metalą, kaip senais gerais laikais 8 klasiai, kai aš dar turėdavau technologijas. Pasisekė realiai, hebra, paskubėjau aš realiai su jo montavimu, bet aš beveik nusipjoviau metalą. Jo, beje pliusas, plus rep, šitam korpusui jis nėra aštrus, tai aš kol kas dar jokios galūnės nenusipjoviau. Kiti korpusai dažnai gali būti aštraus prasto metalo, tai tu rimtai gali įsipjauti. Čia gan realu visiškai, tikrai, hebra. Asmeniškai esu patyręs, tikrai nemalonu ir tikrai po to nejauku būna. Sakau, tu neprarasi galūnės, aš neperdėsiu. Bet tiesiog nemalonu korpuse, kur kiekvienas galas, kraštelis realiai vos ne kaip peiliai. Ir ten, vat, kada reikia dirbti, kaip mes šiandien darome su laidais, tai nu, what the fuck, tai būna taip nefaina. Šitas korpusas visas, sakau, chill. Bet aš dabar bandau skylutę rasti. Ar su jais padirbėti turės. Man žiauriai nepatinka, tarkim, šitas laidas, jisai eis išilgai visą šitą sritį ir realiai taip jisai ir eis. Ir aš net galvoju, kad mes neturėsim net jo niekur paslėpti, kas labai apmaudu yra. Nes norėtus kažkur irgi priveršti ar ką, bet nie tenais, nie toj briaunoj nėra kur priveršti, nie iš tos pusės jau niekur nepriverš, realiai tiesiog laisvai keliaus tas laidas ir žiauriai levai atrodys. Nenoriu, kad praleistumėte, jeigu aš sulaužyčiau motininę. Pizdėts, kaip jisai lindęs. Eik tu nahui. Jo, aš tas laidas ištraukiau.
Nu, jeigu sakau pažiūrėsti, tai suprasit, kad čia tikrai alfa laidas. Čia fucking alfa laidas. Čia video laidas. Gerai. Tai kame esmė su juo, ir aš dabar perpisu į korpusą, tai profilaktiškai telefoną, tai aš norėsiu irgi biškį pasukti kažkaip, bent kažkiek, ir tarkim va čia padėti šitą šoną. Nu, pažiūrėkit, kaip seksy jisai atsigula, jeigu matote, žiūrėkit, tobulai atsigula laidas, atrodo kaip didelis šūdas, bet ką jau padarysi. Blet, nekrisk, kamera, nekrisk. Ok, ir dabar bandom vėlgi įsukišti. Ir aš dar kaip tik galėsiu čia biškį priversti. Eina savo, žiauriai fainai. Bet apačioje aš niekaip negalėsiu pritvirtinti, bet čia žiauriai fainai dabar galėsiu sutvarkyti, žiūrėkit. Blet, motininė linksta nuo jo. Nenoriu užsifokusuoti. Blet, su tuo laidu. Visada problemos. Lygtais įsikišo. Šiaip visas kompo rinkimas yra visiškai nereikalauja jėgų. Arba čia dėl to tai padarė technikai, kad tiesiog daug nuo liferių kompus renkasi, tai jie neturi jėgų, o roasted. Arba čia dėl to, kad tiesiog nenori, kad technika žmonės laužytų. Tai daugumoje procesas kompo rinkimo yra tam, kad tu niekur jėgos nenaudosi, visur reikia kuo švelniau, kaip su moterim. Arba ne, nežinau, kaip jūs darot. Tai va, ir rimtai, procesoriaus dėjimas, ten ramo ar kažką, bet šitai viena jungtis, jinai legit reikalauja jėgų. Tipo, čia gan normalu, kad tu kartais negali jos įkišti. Žmonės, net ir aš atsimenu kažkada labai seniai googlinausi, ant vienos motinės pas draugelį, negalėjau įkišti jungties. Aš jam sakiau kišti, tas irgi negalėjau, blet, gera istorija. Ir nieks negalėjom įkišti, bandžiau googlintis, tai priėjom prie išvados, kur reikia ahujenai stipriai kišti. Tai draugelis prilaikė motininę, kad neperlaužta, aš kišau ir mum paėjo. Tai galiausiai laimi komandinis darbas. Ok, tai kaip matote, šitas laidas yra arti šitos briaunos, tai aš galėsiu irgi taip pat priveršti čia nais. Bent kažkiek. Ir jis labai fainai čia, žinokit, susirangė pačioj taip pat. Čia nais priveršim, kad jisai nevažinėtų labai, nes man nepatinka visą pačioj važinės. Reikėjo man skaičiuoti, kiek aš tų ziptaisių zateškių panaudosiu. Gerai, tai kaip sakau, minėjau, apačioj nieks jų nepriveržia. Matot, kad tiesiog jisai pakilęs ir aš negaliu niekaip jo priveržti. Mane taip trigerina tai. Šitą dalį aš galiu dabar priveržti, man atrodo, ne, čia nėra jungčių. Įsivaizduojat, koks zapadlo korpusas. Toj pusėje buvo skylutė, šitoj pusėje nėra skylučių. Čia toks zapadlo. Aš dar šitoj vietoj matau skylutį yra, tai priveršiu. Bet šiaip, what the fuck? Jisai nėra labai draugiškas tvarkymui laidų. Šį čia dar priveršiu. Visą tai nėra būtina, aš jums iškart sakau. Aš gan išranku šitais niuansais. Aš turiu žinot, kad kompas yra tvarkingas, jeigu jisai mano kompas. Kitų žmonių aš tiesiog paklausiu renkant, ar tu nori tvarkos, tada jeigu nori plus 10 eurų, bet jeigu ne, tai po. Bet jo... Daugeliu šį pohui, jeigu pohui jūs prie daugumos. Gerai, tai šitas dalykas turėtų va čia būti taip. Čia be mes apačioj šiaip turim skylę vieną. Aš panaudosiu ją irgi. Apačioj yra skylė, hebra, man pasisekė. Jo, šitas laidas gan didelis, jį reikia tramdyti, legit. Patikėkit, jį reikia fucking tramdinti. Aišku, aš dar galėjau pagalvoti, dabar gal neskubėt. Mes gal turėsim, nemanau, kad turėsim, ten bus atskiros jau istorijos. Bet gal... Čia tik viena skylutė yra, tai jeigu aš ją dabar panaudoju iš to vieno laido, tai kas jeigu ateis dar čia, tai jau nebus labai kaip priveršti. Tai gali atsiras problema. Tai aš gal tiesiog įdėsiu tą zateškę ir paliksiu. Jie taip atvirai, belaukiant gal draugų. Bet aš legit... Žiūrėk, aš dabar praktą nusivalysiu, įdomu, ranka blizgės. Turėtų. Jo, žiūrėkit, fucking praktas nuo laidų tvarkymo. Jeez. Rytoj bus streamas? Jo, rytoj kas? Trečiadienis? Kodėl rytoj turėtų nebūti stream? Ką aš galėčiau trečiadienį? Sorry, aš dar antiek nealkoholikas, tai šiaip trečiadieniais einu į mokyklą. Tai man reikia rytoj mokyklą nueiti, nes man istorija pirma. Gerai, man atrodo, galim pradėti tą etapą kišimo. Skau, valandą kalbėjau, valandą dėjau maidblokį, valandą rinkau. Gerai, hebra,
The moment of truth. Gerai, jo, mes pralindom nieko įdomaus. Bet tai rimtai didžiausias veiksmas, nes mes dabar prakišom savo esminį vaizduškės laidą, kuris beje taip ir makaluosis. Bet jeigu pažiūrės, Hebra, ne vieną laidą. Ne vieną fucking laidą, pažiūrėkit. Clean as fuck. Tai man reikia tarp šitos kilpos įkišt ranką, paimti laidą ir davesti į kitos dalies maidblokio. Tai va tokiam laikime. Ir dar įkišt. Čia rimtai sudėtinga. Ir dar matyt, kur kišt. Mano ranka netelpa toj skylė, beje. O, blet. Ir dar aukštyn kojom, man atrodo, įlaikau. Ai, ne, gerai, aš įlaikau. Bent jau tie gerai. Blet. Suprantat, vienas variantas bairio, tai yra... Blet. Mes galime apversti visą buldą. Jo, mes va dabar rašo Mantas, jo, Mantai, tu mastai. Apvers šitą dalyką. Bet... Aš bijau apvertinėt. Aš nenoriu apvertinėt. Aš noriu išlaikyti viską šitoj pozicijoj. Jau. Fuck this shit. Gerai, ką aš padarysiu, Hebra, žiūrėkit, aš tiesiog patrauksiu, tipo, čia tikrai nepavojinga, visiškai nepavojinga, aš tiesiog korpusą patrauksiu, žiūrėkit, ir tada va taip pro apačią, matau, tada paimsiu ranką, tipo, korpusas tikrai labai stabiliai laikosi, žiauriai liuks, tvarkoja viskas, dėl to aš sakau, kartais streamus apsimoka žiūrėt, gali būti incidentų, viskas ok, nesijaudinkit, ir dabar aš galėsiu gal įkišt. Įbidėjau. Lysk, maldauju. Ok, aš radau. Yes, yra. Nice. Pizda. Gerai, vienas yra, Hebra. Be šita skylė yra kaip prakeikta man jau rankai. Turi ten kištanga, būtent iš laido. Gerai, tai mes turim. Įkišom. Jeigu iš jūsų matysis. Bet kaip matau, čia visas kelias baltas. Tipo, ne vieno laidelio. Čia ahuienai. Gerai. Ką aš dabar padariau, tai pritvirtinau šitą laidą. Nu, tipo, vaizduškės. Biškį atitraukiau nuo ventiliatorius, kad taip žiauriai neuždarytų būtent va šitas laidas. Jis gan plokščias didelis. Ir tada čia jį pritvirtinau galutinai jau. Bet pažiūrėkit į tą kelią tenais. Nieko nėra, bet čia viskas suslėpta. Taip ahuienai. Bet tvarkingai, turim jį sugrupuotą, kur priekinė panelė, nuo ko šiandien pradėjom, kur satalizdai, turim jį išrinkti irgi bus 1, 2. Man liko dar 3 ziptai, 3, o pradėjom gal nuo 20. Man liko 3. Čia wow. Gerai, tai tą dalyką pridėjom. Dabar su kuria problema aš kalbu, kad pažiūrėkit, viršų irgi nieko nėra, aš bandau užkišti tą dalyką tenais. Žiūrėkit, Hebra, pažiūrėkit į tą tuščią ertmę. Tiek nieko nėra. Nu, sorry, čia šviesa biški praeina, durnai atrodo, kad ten šešėlis. Bet aš gal nufotkinsiu dabar, sakau, pabaigęs streamą. Ten viskas paslėpta. Ir aišku, pirmoji vietoj čia viskas paslėpta. Po šitų vienų metalinių gabaliukų sugebėjau visus laidus paslėpti. Absoliučiai. Nors atrodo tai neįmanoma, bet pasirodo įmanoma. Tai, damn. Kažkaip nors, bet pažiūrėkit, nieko absoliučiai. Tuščia. Atrodo, nėra laidų tiesiog šitam buldė. Kur tik norit, galim uždėti kojas. Visa šita, nu, tipo, šitas korpusas žiauriai dėl to yra, nu, lankstus, dėl pasirinkimų. Bet mes dėsim jas dėja apačioj. Aš nebūsiu labai mandras, hipsteris kietas, kad dėčiau, bet turim į pasiūlymas jum, jeigu norėsit. Lygtais laikosi mano telefonas. Jeigu norit, dar galiu parodyti, kaip atrodo iš viršaus laidai. Tipo, buvo variantas, kad taisytume laidus vartant korpusą, bet aš to nenorėjau daryti. Žiauriai man keista tiesiog vartyti korpusą, nes aš taip niekad laidų netvarkau. Tai jeigu pažiūrėsit į šitą bardaką laidų. Gerai, tai aš dabar tiesiog uždedu panelę. Žiūrėkit pro langą ir žiūrėkit, kaip dedu panelę. Biški ne tą pusę dedu. Viskas keliauja į užmarštį. Jo, dabar dar niuansas, kad kai kurios laidus teks prispausti. Ir kaip jaučiu, kai kurios gan žiauriai teks prispausti. Tai aš biškai dėl to irgi rūpinuos. Keli laidai net kliūna. Ir nenori leisti užsidaryti paneliai. Ne, pohui.
Prisispaudi, bet užsidarė. Nu dabar jau net nesimato baltosios dalies. Dabar, kada uždėjai apatinį pagrindą, tai net nesimato, ant kiek geras yra laidų sutvarkymas. Iš tiesų net neverta, bet sakau, jeigu pažiūrėsit, tai, blėt, vėl vertical video, sorry. Jeigu pažiūrėsit, sakau, ant pagrindo nieko nėra, nei vieno laidelio. Nes, nu, man tai bent jau durnai atrodytų. Gal aš persistengiau, nes pats buldas prašosi, pats korpusas prašosi, kad tu dėtum apačioj, tipo, laidus. Nes tenai nieks nesimatys, tipo. Nu, bet aš to vengiau. Aš to nenorėjau daryti, aš dariau sunkiuoju būdu ir aš dėl to labai patenkintas. Ir manau, sekantis mini buldas turėtų būti dar smagesnis. Jeigu aš užsikabinsiu ant šito bairio, rinkti mažus kompus, čia yra visas filtras, tipo, čia yra filtras ir jisai yra magnetinis, tipo. Tiesiog gali pridėti, jis prilimpa. Tu jį biškį sucentruoji ir zaibys. Tai dažniausiai, kada baigi buldą, tu tiesiog prispaudi su šitų dalykų visus laidus, kuriuos kišai. Bet ant šito mažo korpuso biškai kitaip čia sistema vyko. Aš sakau, tu galėjai apsirengti normaliai, na. Gerai, mes turim 2 svečius netgi transliacijoje, ne tik mano sesė labai žinoma PogChamp ir Spinta. Pasveikink su Spinta. Nezdarovo, tu paspausk į ranką. Tai čia, tu fucking negerbi Spintos, what the fuck, jebra, what the fuck. Gerai, tai jo, Julyti, kuri vapšė neapsirengu, žinokit. Tipo, what the fuck, aš tau sakau, nes nesirauni. Gerai. Galiu plėšti jau? Ne, tu turi vertinti. Per kur? Nepamiršk, kad mes 3 čia. Gali tu labiau su meile. Tas garsas, taip labai. Bet neliesi to stiklo. Fantastika. Fantastika, gerai, duok šitą šūdą. Parodyk, kaip nuplėšiai. Labai gerai. Antroji dalis, bet neliesk. Barai. Ramiau su tais nagais. Gerai, nagų. Nagų tai bus plėvelės, tai neužaugs stiklai. Gerai, labai. O, taip, davai. Labai gerai. Oh my god, pažiūrėkite, net atsispindžiu aš. Oh my god, jebra, čia, sakau, čia ne šiaip finalinis momentas, žiūrėk, sesė korpusė, naujas haipas, tipo, realiai gali į korpusą įdėti. Gerai, ne ta mesmė, dabar tu uždėsi šitą dalyką, okei? Per kurią? Ne, rimtai mistika, ne? Man baisu iš tiesų, hebra, bet... O, tas uždaužimas. Ne, taip reikia, ar taip? Nu, šiaip neblogai. Čia reikia pakelt, man atrodo, ir spaudti. Nu, tai pabandyk. Plėt man gaila kompo, hebra. Reikia pakelt. Pakelt. Man bais, hebra, rip stiklas. Ne, čia reikia, karočią, užspausti. Užspausti, nespausti. Pala, jinai rimtai nedavažiuoja iki galo? Ne. Gerai, dabar pala. Aš galiu palaikyti. Plėt, nu. Šiaip gali būt, kad jisai netinka čia. Čia šiaip realu, hebra, nes mes, sakau, apkeitėm vietom. Ne, reikėjo tiesiog paspausti. Aš sakiau, kad reikia spausti. Nu, tai o ką tu darai? Spaudžiau. Tai kodėl aš paspaudžiu, man pasispaudė? Nu, tai aš bijau pristiprinti. Kodėl? Spausti. Gerai, dar įsuk varžtus. Tai būk naudinga. Imk. Gerai, pala, aš pati suprasiu, kur čia reikia. Jo? Jinai nori varžtai įsuk. Genialu. Ne, čia tikrai nereikia. Ką? Čia jau yra varžtai, tai paliubomu gal tenais. Nesuk ten varžtų, tu man skylės išgrėži. Va skylutė, varai. Aš jaudinos dreba rankos. Dreba rankos. Sakau, hebra, kad čia paskutiniai štrichai, čia yra... Jinai vertino, kad čia ant tiek yra, tipo, damn. Oho, blėt, aš nebeatsuksiu, hebra. O tai reikės dar? Davai pakelk dar korpusą. Dar kažką padaryk, ką aš žinau. Šitą visą? Nu, pabandyk. O jisai tipo sunkus yra būt, ar kaip tai gali? Nu, pažiūrėsi, tipo biskė yra. Gerai, bandom. Pizda, nahu, aš rimtai drebu, hebra, tiesiog man fucking baimė yra. Nepakels? Nu, blėt, vėl fucking nudes and stuff, sorry, gerai galėjai bėg geriau iš čia. Bėg. Greičiau. Blėt, aš baną gausiu dėl jos fucking nuogybę, aš nesuprantu. Mes baigiam korpusą, žiauri cool, nerealu, hebra, turiu minėjai, kas išėjo čia
Ir pažiūrėjęs iš viršaus kaip nerealiai išėjo, aš šimtai nesitikėjau, kad taip gerai, bet tas langas, tas stiklas, jis toks move, pažiūrėk kaip jisai gerai atsispindi. Stiklai būna skirtingų materialų, skirtingos kokybės ir aš šitas matau, kad visai neblogas yra. Beje, aš matau, kad jis iš šonų turi net nuėmimo mygtukus, tai blogiausia atveju galima bus įspjaut naują, jeigu subraižysiu arba sesį subraižy. Na, labai didelę garbę gavo. Vyktais iš emocijų, tai įvertino, sakė, drebėti net pradėjo. Nes tai, tipo, uždėt paskutinį tą dalį, tą paskutinę korpusų dalį, jo kažkaip ne iki galo atrodo įeina, bet kaip ir minėjau, sprendimas iš tiesų buvo dėti korpusą iš šono, kur vaizduški, bet jo, tai ką aš dabar padarysiu, jung kompą. Jūs norit laukti, kol aš dar sukaišysiu laidus ir įjungt, nes man dabar reikia nukelt, reiškia, šitą kompą į apačią. Ir visą tam. Man rimtai baisoka, kad čia neveiks, tipo. Čia rimtai baisoka yra. Aš nežinau. Neišsijung. Neišsijung. Jis sukasi. Garsas girdėjau įsijungi. Hebra. Sproginėja kolonkės girdžiu kažkodėl. Dabar reikia į viršų eiti. Čia viskas gan gražu, tipo, kad iš viršaus dėjom stiklą tikrai gan gražiai atrodo. Aš galiu net jums bandyti biškį parodyti, be to išjungsiu prožiką, tipo. Žiūrėkit, kaip atrodo. Motinės ledas, MSI'aus. Jo, jeigu girdit kompą, tai galiu pridėti tą. Sorry. Po jokio garso, bent jau dabar, kol jis nepraras. Sorry, kad apsivertė čia viskas. Gerai, dabar aš einu į viršų, hebra. Einu į viršų ir žiūrėsim, ar kažkas veikia. Tuoj, palačiai biški programa viena. Nu jau žinosit, karočiai, kad veikia. Aleliuja. Ir viskas tai yra... Tuoj, aš pabandysiu biškį apšvietimą pagerinti. Jo, tai buvo easy. Mes įveikiam šitą dalyką. Reikia su straubu pabaigti. Nice. Tipo, aš net nebuvau sucentravęs. Žiauri cool, hebra, surinkom kompą. Ačiū visiems, kurie buvot. Jo.